Tad prašom dokumentus automobilio, savo vairuotojo pažymėjimą. Neriek, aš neturiu. Vairuotojas, nu, savanorių pateiksite, ar kaip? Aš atsisakau jums duoti dokumentus. Labai blogai, kad atsisako. Tad prašom pateikti vairuotojo pažymėjimą ir dokumentus. Kvieskit kitą ekipažą, nes aš atvažiuos. su šudmaliais neturiu laiko. Su kuom? Su šudmaliais. Supratau, Mane visiškai be jokio reikalo esat sustabdę ir aš... Už kelias taisyklių punktus mes jūs sustabdėme, pažeistus. Kokius? Tai va, prašom dabar pateikti už 196 kelias taisyklių punktą. Mane sustabdė. Prašom vairuotojo pažymėjimą ir automobilio dokumentus. Už ką jūs mane sustabdė? Už kelias taisyklių pažeidimą, kuris jau buvo įvardintas daug kartų. Kokių? 196. Apie ką mes šnekam? Už kelias taisyklių pažeidimą. Kokį pažeidimą konkrečiai? Prašom dokumentus jūsų vairuotojo. Jūs mane pasakyti, aš neduodu. Aš jums pasakiau. Aš nežinau. Jo. Kas yra 196? Prašom vykdyti teisėtą policijos pareigūno nurodymus ir reikalavimus. Už policijos pareigūnų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą galim pristatyti jūs į policijos komisariatą. Ar aišku? Klausom pirmom, kad nebedigačiau. Laukiam jūsų dokumentų. Neatvažiuoja, jinai vietoje yra, nereikia. Aš dar kartą jums kartoju, prašom vairuotojo pažymėjimą ir automobilį. Jūs neieškot, sėdit. Galvoju. Nereikia galvoti, jūs turite turėti. Kaip aš negalvoju? Prašom nesikeikti ir nevartoti necenzūrinių žodžių.